Laurynai, greičiau, pirmi startuojam. Nėra laiko. Varysim enduro ralį. Satelitą dėdam. Pasiruošęs. Pirmi pradėsim. Atidarėsim. Atidarom trasą. Nebus pėdsakų, nebus laiko klysti. Kodėl mums rašė taip? Šiandien išskirtinė diena. Atidarinėsim greičio ruožą, bijai? Nebus vėžio, pasiklysi. Nu dar pamatysim tą tikrasias navigatorių savybės, kuriam taip didžiuojas. Geriausias navigatorius, sakai. Man taip patinka naviguoti. Ne, tu sakai, kad aš geriau. Aš tai cais negyriu. Kokia taktika šiandien? Neduot niekam aplenkti, nes daug dūliko. Gerai. Vienintelis tikslas, ne? Gerai? Gerai. Su jumis ir vėl Laurynas ir vėl važiuojam enduro ralį. Gegužės 5 dieną, sekmadienį per motinos dieną.
Iš viso šiandien važiuoja 60 komandų, 120 dalyvių, 5 klasės ir mes startuojame hard klasę. Galima sakyti, pažengusiųjų hard. Šiandien iš viso mūsų laukia 140 km, į kurį įeina 2 ratai ir 2 spec ruožai po 20 km. Tai yra greičio ruožai, kuriame dabar važiuojam. Šiuo metu mes važiuojam laikui, trasą naviguojame su navigacija, su Garminu ir štai čia padarom pirmą klaidą. Biškį pabijom per tą balą važiuoti. Jeigu mes čia būtume nusukę į kairę, tai būtų viskas gerai, bet Karlis kažkaip tai dar neįpratęs prie navigacijos, pagalvojo, kad mums reikėjo važiuoti į kitą pusę visam. Kaip matės, mūsų numeris yra 1, tai mes pirmieji pradėjom važiuoti, bet važiuoti į greičio ruožą tiesiog, pravažiavimą. Ten padarėm klaidų, tai gal bent 2 ar 3 komandos mus apsilenkė. Bet kol kas tai vis tiek reiškia, kad nėra vėžų, neaišku, kur važiuoti, mums navigavimas labai svarbu. Kiekviena klaida kainuoja mums laiką. Mat, dar viena navigavimo klaida, nepamatėm posūkio, labai atvažiavom. Bet yra ir privalumų, važiuoti pirmiems nėra dulkių, bent jau Karliui nėra dulkių. Nors trasa yra uždaryta, žmonės nukreipinėja, stabdo mašinas, mes teisingai važiuotumėm. Bet dar vis tiek kažkaip pradžiai buvo nelabai jauku, kad tikrai iš niekur neatvažiuos mašiną, tai kažkaip gal net prisisaugojom. Nors iš tikrųjų nelabai. Daugiau buvo spaus. Tai prieš tai sezoną uždarėme su raliu neblogai, 3 vietą hobby klasėje. Šiemet irgi reikėjo kažkokių rezultatų parodyti. Bet jau važiuojam su rimtais dėdėm, tai yra tikrai su ko pasivaržyti. Daug linksmų posūkių, greitų tiesiųjų ir visa trasa beveik vien smėlyje. Dėl padarytų navigavimo klaidų mus aplenkė kita komanda, bet nepamirškim, kad čia reikia važiuoti dviese. O viskas dulka, tai taip lengvai mes neleidžiam aplenkti ir bandom išlaikyti poziciją. Tai kito raiderio kolega buvo truputį lėtesnis ir turbūt didelis kiekis dulkių nulėmė tai, kad neišėjo mūsų pasivyti. Tai mes dabar bandom atitolti nuo jų. Na ir šiaip labai svarbu, kad nepadarytumėm klaidų, ypač navigavimų. Griuvimai taip pat atima nemažai jėgų, plius išsimuši iš savo ritmo. O svarbiausia važiuoti šaltu protu. Na, trasa tikrai įdomi, greita, taip pat buvo ir tokių klampesnių vietų, kur reikėjo priimti greitus gerus sprendimus. Biškai, aišku, smėlį ir ne patys geriausia važiuotojai, plius dar sezono pradžia. Prieš tai praeitą savaitgalį važiavom enduro čempionate, irgi Rukloj, tai kažkas yra panašaus. Bet greičio ruožai čia visai kitur. Štai dar vienas mano betonas. Reakcija greita, vėl greit važiuoji, gaziuką, mėta tas smėlis, dar tikrai trūksta skilsų. Pats enduro rally formatas man asmeniškai labai patinka. Navigavimas su navigacija, jis yra gan paprastas, kai kur ant medžių yra ir rodiklytės, tokie kaip trikampiai, kur smailos galos turėtų parodyti kryptį. Tik jos čia kai kur buvo užkabintas atvirkščiai, tai mus labai subalamutino. Ir kai reikia greit priimti sprendimą, tu nesi nesupratęs, ar čia gerai ar blogai tu darai. Toks labai daug visko. Didelis pliusas vėl, kad turim pasikalbėjimus ir jie veikia. Šiaip dar aš ir turiu navigaciją, bet starto pradžioje galima duoti tik vieną navigaciją. Na ir mes bandėm sugudrauti. Garmine yra funkcija, kad gali persiųsti treką į kitą Garminą. Galvojom, gal tai padarysim. Bet nežinau, ar čia kažkas uždėta buvo, ar klasiškai Garminas stringa neveikia normaliai ir trasos pasiųsti negalėjom.
Na va, prisivijom dar kitus raiderius. Bet mums gan sunkiai sekasi juos aplenkti, daug dulkių. Labai neprilėks. Čia gan tokia sudėtingesnė vieta. Gali užtaikyti ne ten ir tu jau paklimsi. Na va, kiti padarė klaidą. Ir dar puikiai proga apsilenkti. Bet Karlis nuo manęs atsilieka. Ir čia kaip žinia, geriau laikytis kartu. Jeigu kas nors būtų, galėtum padėti dar kažką. Nu ir nenuspausi šiaip, pas į navigaciją. Kadangi Karlis nesugebėjo aplenkti, tai ir praleidom tą žmonę. Ja. Fuck. Ant dulkių. Negalėjau spausti. Buvau truputį atsilikęs ir Karlio dulkės man pamaišė matymui, bet kai laikom trumpą atstumą, tai viskas gerai ten. Aš neryju jo dulkių, tai galim paspausti. Ten įsiveržiau pirmas be navigacijos, tai nebežinau kur važiuoti. Na ir finišas. Pirmas greičio ruožas baigtas, beliko užbaigti ratą. Čia jau realiai nereikia skubėti. Nu kaip, ramiai nuvažiuosi viską. Svarbiausia neprisidaryti nesąmonių. Šitas tanko provėžas padarytas, nu tikrai gan gilios. Keturračio, vėl kitaip čia važiuojas. Tas balas pravažiuojamas. Tas buvo sankava, tipo? Buvo pukšt ir susimyga tas. A, atšoka, ne? Nu, dabar atšoka. Nu, pats pritvarkiai. Gerai. Ką? Pats tvarkiai sankava. Nu, nežinau, kas čia gali būti. Gal albos cilindriukas? Nu. Tai dabar nebeinginė gal sankavas. Na, dar rato pabaigai desertas. Dykuma, smėlynai. O dar kai esam pirmieji, kurie atidarinėja pirmas vėžės beveik mūsų, kaip slidinėjant neiščiažinėtas sniegas. Na, čia skaitai kaip Nidai važinėtum. Na, kai tokį smėlį važiuoji, tai tikrai nebesinori navigaciją važiuoti. Norisi tiesiog važiuoti, skrieti jo, skrost. Visi galvoja, vaistinėlį pamest. Oi, tai čia gerai užsideda viskas. Nu. Atvaro gvardija mūsų. Vis galvoju. Ne, nu, tai kai viskas gerai, tik reikia kažkokių nesąmonių padaryti. Visai
adrenalinį biškį. Freestaileris. Ką, pirmas ratas dan, vyksta kūro užpilimas, pit stop. Kaip tau, Karli, trasa? Biškį ir dulka. Dulkėta, ne? Bet greičio ruožai, tas ilgas greičio ruožas smagus? Labai smagus. Labai smagus, 18 Gazas km. dugnas atlaužė. Posakis stabdis vėl, gazas dugnas. Viskas. Kol kas iš draugų visi žinom, kad 5 esam. Tai, Jeigu baudų neprisidarėm. nu, jo. Ant pravažiavimo reikia dabar galima pasistengti. Yra šansas. Čia biški šaka man įvėrė, bet buvo, pagreičio ruožo buvo tokia Sahara. O ten tai smagu buvo. Smėlis lygus. Tai net širpas per kūną. Širpuliukai eina kaip gera ten važiuoti. O, kietai. Karlis turėjo vaistinėlį, pametė. Sakė, šitą vaistinėlį. Galvojau čia. Sėdėt vaistinėlį. Aha. Kažkam biškai labiau nepasisekė. Kaip ten? Spaudė labai, Karli. Aš? Net nespėjom greičio ruožą davažiuoti. Kokia čia grandinė? A, net nežinau jau dabar, kokia čia jinai. Pakomentuokite. Nu, alysim, tada pakomentuosim, kokia grandinė. Šūdina, jeigu nutrūko. O, ratelis buvo, ne? Važiuojam antrą ratą, tai reiškia, kad jau šitame rate pravažiavo 59 komandos be mūsų. Trasa ganėtinai pasikeitus. Čia ne? Aš ten tiesiai variu. Bandom važiuoti tomis pačiomis trajektorijomis. Nežinau, ar atsiminsit, kaip buvo prieš tai. Bet tai pamatysim. Turbūt ne vienas aš rinkau šitą trajektoriją, tai provėžą pasidarysiu. O čia, jeigu galit patikėti, kaip buvo prieš tai. Jo. Antras ratas, startuojam antrų bėgį. Na ir vėl trasa šiek tiek pasikeitusi. Tik šį kartą mums daug lengviau važiuoti. Kažkiek atsimenu, vėžys jau ryškesnis išvažinėtos. Nuovargis irgi didesnis. Na, šitą renginį šiaip atvažiavome, mes tokie labiau atsipalaidavę, nesistengėm užimti jokių prizinių vietų, kaip bus, tai bus. Važiavom dėl savo smagumo. Prieš tai, kai enduro čempionate važiavau, norėjau paimti gal geresnį vietą, tai streso buvo truputį daugiau, tai greičiau ir pavargdavau ir viską labai daug duoda psichologija prieš pačias varžybas, kaip tu jautiesi, kaip ką, jeigu pergyveni, tai tavo atima automatiškai daugiau jėgų, nei šiaip. Tai taip išeina, stresas atima energiją. Daug kur mes tikrai perspaudžiam. Trasa žinoma, žinom, kad 5 vieta jau beveik top, tai gerai galim paspausti, gal kažkas mums pavyks. Išvažiuoja iš posūkio gazas dugnas, leki kiek matai. Dar ko man labai patinka enduro ralis, tai kad čia yra kaip ir šeimos verslas, organizatoriai, Paulius su savo šeima, visi vaikai įdarbinti, visi vienas kitam padeda, nu jau ties toks šilto aplinkoje, kaip pasakyti family business. Jie tikrai stengiasi, kad kiekvienas jaustis gerai, plius čia taisyklės nėra tokios griežtos kaip enduro čempionate, kad turi tikti visus reikalavimus pagal FIM.
tam tikri laikai važiuojant greičio ruožą, pasižymėjimai. Viskas taip paprasčiau, kas nuima stresą. Bet ir šiaip pats organizavimas labai malonus. Nieks niekur neskuba. Ir sekmadienis, aš nežinau geresnio būdo praleisti sekmadienį, nei ant motociklo. Plius, ne kasdien gauni pasivažinėti Ruklos poligone. Na, šis renginys man gal vienas smagiausių yra iš enduro. Nemeluosiu, visi man patinka, bet su šito kažkaip yra gera emocija. Mes čia nesam labai geri raideriai, bet stengiamės. Ir manau, kad kiekvienas turi šansą, kuris stengiasi aplenkti net ir patyrusius senus vilkus. Na, o tokiu momentu norisi paspausti, kad nebetrukdyti kitam žmogui. Ir tikėsi, kad Karlis bus už tavęs. Taip, ir Karlis už tavęs. Ir abu sugriūnat. Ir trukdat kitam žmogui važiuoti. Bet čia jau yra lenktynės. Jeigu neklystu, mums galiausiai pavyko juos aplenkti. Šitam greičio ruožai važiuoja ir keturračiai taip pat. Bet keturračiams kažkaip nelabai tai patiko, nes daug dulkių. O kai daug dulkių, jiem gan pavojinga važiuoti, aš kaip suprantu. Mes tai siauram takelį apsilenksim. O jie tai ką, dasyveikiai, tai keturratį ir kaip tu apsilenksim. Niekaip siaura viskas labai. Sekantis ralis vyks rugsėjo 28 dieną, Pabradės poligone, kuris skaitosi kaip tankų poligonas, galima sakyti. Tai tikrai unikali proga pavažiuoti ten legaliai ir visus labai kviečiu gerai praleisti laiką. Lauks irgi ilgas greičio ruožas, gal virš 20 km, tai aš ten irgi tikrai būsiu ir susitiksim. Dabar yra įtemptas metas, tai pratybos vyksta nuolat. Ir ten susitarti, kad galėtume pravažiuoti, mes paprasti žmonės, gan sudėtinga, tai tikrai siūlau nepraleisti šitos progos. Na, antrą kartą važiuojant greičio ruožą yra tikrai lengviau, padarėm mažiau navigavimo klaidų, tai galvojom, gal paimsim geresnę vietą, bet kitiems irgi buvo lengviau važiuoti. Jie irgi atsiminė trasą, kas kaip, jau greitis jau buvo visai kitas. Na, antrą greičio ruožą atvažiavome 10. Nuo lyderių atsilikome 3 minutės 44 sekundės. Tai pirmas greičio ruožas buvo 26 minutės 31 sekundė, antras 25-20. Kad ir mes asmeniškai pagerinom laiką, bet kiti buvo greitesni. Nors overall mes likome 5 pagal taškus. Ačiū. Geras navigavimas. Nu ką, Karli, įveikti 2 greičio ruožai. Kaip sekės? Nu, antras. Gal daugiau spaudėm, bet nuovargis darė savo, tai 3 kartus gal griuvo. Bet šį kartą... Kartą klaidų, belekiek daręs, pavargsti, pargriūni, pradedi spausti, vėl darai klaidas. Bet užtat navigavimas gerai veikia. Trasa išmalta jau viskas aišku, bet nereikia navigaciją. Aš pirmas važiavau nemažai be navigacijos. Biškit į Karlį, kur čia posūkis? Čia. Bet patiko, ne? Dabar reikia saugiai grįžti. Purvinas. Biški. Mažiau ir greičio ruožai. Laužė. 4, 5. Gerai, 4 buvo. 5 buvo, man atrodo. 5 jungiau, bet ne iki dugno jau nedavariau. Jau ne tiek da kiaušus turi. Da biški reikia košės pavalgyti. Ne, da apšikti reikia biški. Apšikti ir apartą biški reikia. Atsukti tai gali, bet kai pradėsi nebekontroliuoti, tai viskas. Na. Liko keturračiai. Čia jau užsilenkia, nusispaudai samkam. O, fotkina. Aha, stoki. Karli, stoki. Sėkmės.
Man, tai aišku, kai fotografas fotino reikia pavadinti biškį, kad geriau važiuoja nei iš tikrųjų. Bet šitas ruožas, šita vieta, wow! Žiauriai patiko. Dar plius net nebūtina spaust, tiesiog atvarai pasimėgau. Gali įsivaizduoti, kad važiuoja Dakarė. Tik kalbant apie Dakarą, tai šiemet dalyvaus mūsų pažįstamas Mykolas Polavičius, žmogus, kuris labai stengiasi, yra profesionalus sportininkas ir tikrai bus įdomu palaikyti. Palaikykite ir jūs, pasiekite Facebook'e, Instagram'e, ar šiaip net gal galite paremti. Ir kai nesi verslininkas, o esi sportininkas, tikrai gan sunku surinkti biudžetą. Tai jeigu norite ir galite, prisidėkite prie kelionės. O pasiekdami jį irgi matysite visą kelią, kaip jis ruošiasi, kuo gyvena. Pasidarius fotosesiją, beliko saugiai užbaigti treką. Aš jums sakau, čia geriausia vieta yra visų varžybų. Nuosa, kad račiais tikrai sudėtingiau. Tos dulkės viską. Treneris laukia. Varyk, Karli, varo, vedada. Prašysiu visi 15 dvišvingius. Na? Gerai. Praėjo? Viską pravažiavo. Jo, viskas, ačiū. Ir kaip persi? Labai geras, labai fainas. Labai fainas. Labai patiko. Geriausias renginys šiais metais kol kas. Interviu. Gal banano nori? Baigiam. Nori bananą. Nenori aš tą bananą. Baigiam važiavimą. Važiavimų, diplomas turim. Viskas ir gerai. Kelinti esam nesvarbu. Neaišku. Ne, nu šiaip gerai. Pirmam rate 5 buvom. Antrą greičio ruožą pagerinam savo laiką, bet mes esam 10 pagal tą. Tai gal būsim tokie 6-7 gal, tikėkimės. Tai va, šiaip tai labai patiko. Svarbu be traumų, svarbu gerai praleistas laikas. Pasisėmėm patirties nemažai. Skriet reikėjo. Greit, labai greičio ruožai. Pijojo motus ant ketvirtų, dugnas. 9 mašinų posūkis. Tiesioji, vėl posūkis. Mėta tik tas. Antram jau rate, jau viskas. Karlis Kūnas griuvimų. saka, jau pavargis, jau prasideda klaidas. Nieko. Nieko, treniruosimės. Dar Saharai patiko. Tuščia važiuoji ten, kaip slidinėjant, kai nieks nebūna iščiaužę, ten smėlis, nieks nebuvo važiavęs. Per šviežią sniegą. Per sviestą skrendi ten. Oi. Net šiurpaliukai ėjo per kūną. Antai gerą, žinokim. Geras renginys. Iki kito karto. Iki. Kas buvo, Karli? Šitą koja buvo sausa. Šitą permirką pelkį. Senioka koja. Pūna. Sulypiš Čia nieko čia. Po 500, kas buvo, po 27 valandų. Nu, ten tai va, net skaudėjo čia. Tokias gilias buvo, įdubas. Purvioka įrantų kojų. Purvas.